Sveiki jūsų ekranuose Šiaulių stadionas, toks Šiaulių stadionas, koks jis dar nebuvo per futbolo varžybas, tai yra su apšvietimu, dirbtiniu apšvietimu. Šiandien čia Baltijos lygos varžybos ir šiose rungtynėse Šiauliai priima Talino Florą. Paliko legionieriai ir Kruoja, ir Kauno LKK Teledema, tačiau per visą sezoną faktas toks, tik Šiauliuose legionierių nebuvo. Čia Andris Treimanis, tai yra arbitras iš Latvijos, jis teisėjaus šioms rungtynėms, bei komandų kapitonai Tomas Kančelskis ir Martinas Vonkas. Sudėtis čia yra dėl bronzos pakovoti galima, nors vėlgi už nugaros. Vos 3 taškais atsilikusi dar viena Talino komanda, Nemekalijų. Šiauliai taip pat 4-4-2, na dar užmėsiu akį ir iš tikrųjų taip, būtent taip išdėstyti futbolininkai aikštėje, kaip aš juos išvardėjau. Ne visai. Dabar Kaunui pasitraukus į žemesnį divizioną, padėti kapstytis iš ten. Daugkartiniams Lietuvos čempionams gali sau leisti tie futbolininkai, kurie yra jaunesni. Špukas baudos aikštelėje ir kamuolys vartose 1-0. Tadas Špukas pasinaudojo varžovų gynėjų klaida. Vartininkas taip pat sužaidė ne visai taip, kaip derėtų. Neapdairiai paliko vartus, Šiauliai džiūgauja, triukšmingi buvo prieš rungtynes. Floros gerbėjai, nėra jų čia daug, kelios dešimtis, tačiau gana balsingi. Dar kartą vartininko perdavimas. Ir taip, labai lengvai leido pabėgti ir paruošti štai šį smūgį Tadas Špukas, o vartininko pozicija be abejo padėjo pasinaudoti šią situaciją šiauliečių puolėjui. Net sunku pasakyti, kuriuos futbolininkus mes į aikštę, jei reikės pakovoti dėl kitokio rezultato negu tas, kuris yra švieslentėje. Bijau suklysti, tačiau derėtų manyti, kad tai yra trenerio sūnus. Ne tie žaidėjai, kurie rungtyniauja daug. Tai reiškia, kad bent jau vartininkų karta Lietuvoje auga solidi. Ir kamuolio kontrolė 42% prieš 58. Viskas logiška. Šiauliai kamuolio nelaiko, Šiauliai į kiekvieną pasitaikiusią progą siunčia į priekį ir ten gana greit praranda. Tačiau tai, kad Flora kamuolį kontroliuoja daugiau, tai toli gražu nereiškia, kad Estų klubas turi iniciatyvą. Lepakovas. Pirmas prie kamuolio. Tačiau perima jį svečiai. Kamsas. Labai stipriai ir pakankamai tiksliai tenka štai taip gesinti gaisrą prie savų vartų Tomui Kančelskiui. Daryti to, ko prašo treneriai, bent jau kol kas nepavyksta. Nepavyksta nuo tada, kai buvo įmuštas pirmasis įvartis, vėlgi. Ir Tarmo Riutlį. Floros treneris taip pat turės apie ką pasikalbėti su saviškiais, nes kažkokių stebuklų Flora mums nedemonstruoja. Moštikos pavojinga situacija ir gelbsti. Dabar gelbsti vartų Šarūnas Jurevičius iš labai arti. Atakavo patyręs Viačeslavas Zachovaika. Dar kartą subirėjo visiškai Šiaulių gynyba. Puikus šansas. Galimybė sušaudyti vartus iš arti, tačiau gelbsti savo komandą ir gelbsti dar kartą. Šarūnas Jurevičius, tą ritmą, kurį dabar pajuto Flora, Šiauliams reikia kažkaip numušti. Panikos požymių yra. Štai čia, atrodo, jau buvo galima pabandyti šiek tiek nurimti. Vienas geriausių Šiaulių žaidėjų pirmajame kėlinyje, turbūt turėtume sakyti taip, kartu su Tadu Špuku, kuriam pavyko įmušti, kartu su Edvinu Jasaičiu, kuris paliko gerą įspūdį, bandydamas draskyti varžovų gynybą dešiniajame krašte. Kągi 1-0 rezultatas yra Lietuvos klubo naudai, tuo turėtume džiaugtis. Tačiau antrajame kėlinyje norėtųsi matyti šiek tiek kitokius Šiaulius, o ar jie bus kitokie,
Sulauksime atsakymo į klausimą po pertraukos, dabar keliaujame į ją. Pasinaudojo tuo, kad labai neapdairiai poziciją baudos aikštelės viduryje užsiėmė varžovų vartininkas ir Špukas galva tiesiog permetė kamuolį per jį į tuščių vartų tinklą maždaug iš 16 metrų. Toks įvartis nuo Siksteno Kasimiro. Kamuolys palieka aikštę. Šiauliai bando pereiti į varžovų pusę ir štai toks epizodas, kuris vos nesibaigia didelę nelaimę estų komandai. Suprantama, kad tai buvo perdavimas, tai nebuvo smūgis į vartus, tačiau kamuolys nuskriejo tokia trajektorija, kad galėjo nuo virpsto ir atsidurti tinkle. Mantas Kuklys, žaidėjas pasižyminti stiprių smūgių, galbūt stipriausių iš visų šiauliečių. Šį kartą į vartus nepataiko, o į aikštę leidžiamas Aleksandras Romašovas, buvęs Vilniaus Žalgirio futbolininkas. Dar viena estų ataka. Konsa, jo perdavimas į baudos aikštelę, tai gali būti pavojinga ir yra pavojinga. Tačiau grėsmės laukti iš šio žaidėjo Flora gali. Zachovaika iš toli. Kasimiras. Į priekį dar kartą Viačeslavui Zachovaikai. Konsa laukia kamuolio krašte, o štai toks bandymas. Ir dar kartą tai, ką sugeba demonstruoja Šarūnas Jurevičius. O jei ne vartininkas, suprantama, rezultatas šiose rungtynėse galėjo būti kitoks. Iš labai toli, iš 30 metrų. Dar viena klaida aikštės viduryje. Konsa. Kaip pavyksta laimėti dvikovas? Labai dažnas atvejis. Vienas kitas perdavimas ir kamuolys vėl atiduodamas estams, taip suteikiant jiems progą žaisti ir suteikiant progą atakuoti iš gerų pozicijų. Dar vieną progą turi Viačeslavas Zachovaika ir dar kartą Šiaulių vartus gelbsti Šarūnas Jurevičius. 5 futbolininkai aikštės viduryje, tačiau tenka gerokai pavargti kovojant dėl to aikštės vidurio. Pavojinga situacija, dar viena pavojinga situacija ir kamuolys vartuose. Trečias kartas nemelavo, turbūt taip galėtų pasakyti pats sau. Viačeslavas Zachovaika turėjo 2 geras progas. Tas progas sunaikino Šarūnas Jurevičius, dabar kamuolys skrieja į vartus po šiauliečių gynėjų klaidos. Labai lengvai Zachovaikai buvo leista priimti kamuolį, reikėtų žiūrėti kartojimą, norint analizuoti, kas iš tikrųjų ten įvyko. Dar kartą, štai čia. Buvo 2 prieš 1, tačiau vienas iš 2 gynėjų. Lapeikis prašoko pro kamuolį. O Tomas Kančelskis jo pasaugoti nesugebėjo. Apskritai jo šiose rungtynėse nieko neapkaltinsi, nes vartininkas nekartą gelbėjo komandą. O čia išgelbėti ko gero negalėjo ir pavojinga Šiaulių ataka. Slepakovas atakavo stadione. Sprogimai stadione, dūmų uždanga. Tas faktas, kad Flora vis dėlto turi daugiau tarptautinių varžybų patirties, irgi buvo svarbus šiose rungtynėse. Tačiau šiauliečiai turės galimybę paanalizuoti savo klaidas ir padaryti viską, kad Taline būtų geriau. Žiūrovai jau kyla iš savo vietų. Ir teisėjas šiuos vilpukus skelbia, kad tai jau galima daryti, kad rungtynės baigėsi. Kągi 1-1 Šiauliai į Taliną važiuoja turėdami ne pačias geriausias antrojo starto pozicijas, tačiau, sakykime taip, niekas dar neprarasta, pakovoti galima. Dar kartą priminsiu, kad 7 minutę Tadas Špukas galva įmušė į Floros vartus, 83 minutę Viačeslavas Zachovaika išlygina rezultatą. Šiauliai Flora 1-1 toks galutinis šių rungtynių rezultatas. Rezultatas, kurio, na, bent jau lygiųjų Flora nusipelnė savo žaidimu. Matome Špuko įvartį. Ir turbūt pamatysime estų atsakymą. O taigi Flora nusipelnė bent jau lygiųjų žaidimus, Šiauliai nusipelnė bent jau lygiųjų savo kovingumu šiose rungtynėse. Tiek žinių iš Šiaulių šiandien. Aš rungtynių komentatorius Nerijus Kėtinas su jumis atsisveikinu. Iki.